projekcijos įrašą ir dabar jį perskaitysiu ir analizuosime. Tik pasitikrinau, ar ta pati. Gerai. Pirma projekcija prasidėjo taip. Nenorėjau susišlapinti kojų ir pašokau. Ta akimirka įvyko iš sapno projekcinis pakilimas. Atsidūriau savo kambaryje ir pagalvojau, nenoriu, kad projekcija nutrūktų. Užmerkusi akis, pamačiau žalią kompasą ir supratau, kad projekcija dar nenutrūko, kad galiu toliau projektuotis. Perėjau pro langą ir pajutau skrydį. Skridau spirale, rankas susidėjusi ant pečių. Iš pradžių nieko nemačiau, paskui atsivėrė vaizdas. Pamačiau juodai baltus brūkšnelius. Šį kartą pagalvojau, gerai, leidžiu tėkmei mane nešti. Prasidėjo gražūs reginiai, įvairūs ornamentai, kaip gėlių žiedai, jie nuolat keitėsi, buvo gražu žiūrėti. Labai norėjau, kad visa tai tęstųsi ir nesustotų. Tuo metu jutau švelnius badymus, tarsi spinduliukus nugaroje, klubų srityje ir ties juosmeniu. Pagalvojau, kas čia man darosi, ir tada pasigirdo balsas, gal net mano pačios. Išvalymas, taškų aktyvavimas. Po to atsiradau kažkokioje erdvėje gulimoje pozicijoje. Pamačiau savo ranką. Ant jos spindėjo sidabriniai blizgučiai. Pagalvojau, ar mane perdarė? Būsiu sidabrinė dabar? Gal aš čia sustosiu, nes paskui apie mergaitę, ar ne? Jo, gerai. Tai projekcija dar nesibaigė, bet mes dabar šitą etapą paanalizuosim, nes čia labai daug informacijos. Kas tau dabar labiausiai krenta į akis, ką tau pasąmonė rodo? Man tai juodai baltos tos figūrėlės, kurias mačiau. Man tokios jos daugiau kaip geometrija. Kaip fraktalai kokie? Kaip totalus balansas, aš manau, čia kaip ir yin ir yang, ne, susijungimas, bet kažkokia kaip ir kodai, žinok. Ir tas visiškas atsidavimas tai tėkmei, nes prieš tai aš supranti, toj kitoj projekcijai aš nesupratau, kur čia kas, ne? Bet kuo daugiau aš atsipalaidavau, tuo daugiau man rodė tas pulsavimą ir tas kaip mandala, kaip geometrija keitėsi, plėtėsi, žinai, kaip pulsavimas toks. Nesipriešinai, ar ne? Ir visiškai išnešė mane į kažkokią tai erdvę, ne? Kur yra tokia erdvė, kur yra totali būtis. Atrodo, sakyk. Man dar labai įdomus tas tavo skrydis spirale buvo, kad tu parašei rankas susidėjus ant pečių. Irgi va toks įdomus momentas labai. Tu taip jutai, kad tu taip turi daryti? Taip, aš išjaučiau, kad aš jo ir tas spirale, tas kilimas, tiesiog toks tai kaip vidinis žinojimas, kad man reikia taip daryti, kad aš turėčiau, žinai, tai tėkmei kaip supranti, kaip valdyčiau netgi tą kryptį, tos susidėjimas ant pečių rankos spiralė. O jos sukryžiuotos rankos? Jos nebuvo sukryžiuotos. Tiesiog rankos ant pečių. Tiesiog rankos ant pečių. Aš atsimenu, turėjau patirtį, kai mane angelas nešė. Ir mes sukomės, bet aš taip tarsi laikiausi to angelo. Ir vis galvoju, kad tik nenukrisčiau, žinai. Ir buvo daugiau toksai kaip gulima pozicija ir sukimasis kaip grąžtas, žinai.
O čia toksai grynai kilimas ir sukimasis tuo pačiu. Aš nebuvau gulimoj pozicijoje, aš buvau stovimoj pozicijoje, horizontalioj, ne vertikalioj. Reiškia, tu jau žinojai, ką tu darai. Taip, toks vidinis žinojimas, taip. Ir tas, kai pamačiau tuos geometrinės figūrėlės, aš tada jo daviau tą tokį žinojimą, kad aš tiesiog leidžiu būti tam. Ir tada išnešė mane į tą būseną, kur yra visiška būtis, ne? Atrodo, lyg ir nieko nematau, bet tiesiog jaučiu. Ir tada vyko tie spinduliukai, tie aštrus, tokie kaip šaltas spinduliukas, kuris perina per visą mano energetinį kūną, gal netgi perveria visus mano kūnus tiesiog. Čia labai įdomu buvo. Ir man tai labai susijęs su tom žvaigždėm, kur prieš tai tau minėjau. Tiesiog kaip mano kažkokia tai transformacija, mano energetinių kūno, ar visų kūnų netgi, kažkokia tai transformacija. Pajutau tiesiog, kaip kažkas keičiasi manyje. Bet kaip įdomiai, tu taip atlikai tą hipnozės metu, tą susijungimą su žvaigždėmis. Ir tada tau projekcijoje tu jau tą dar aštriau išjauti, ar ne? Dar net parodė. Taip. Persikėlė, kaip įdomiai. Jo, ir atrodo 1000 kartų stipriau. Ir aš suprantu, kai buvau pakelta, žinai, kaip tarsi mane iškeltų į viršų. Ir aš jau supratau, kad tai vyksta kažkokia energetinė kaip operacija, žinai. Ir aš žinau, kad tai, kas vyksta, tai turi būti. Atrodo, kažkaip aktyvavo, ten tiek daug taškelių buvo, žinai. Atrodo, kad mūsų kūnai tiek daug turi tų taškelių. Meridianų, tų portaliukų netgi. Bet čia kaip ta procedūra yra, dabar užkrito pavadinimas, kur irgi adatėlės į taškus susmeigia į visą kūną. Kažkokia yra terapija, užkrito pavadinimas. Iš tikrųjų. Tai aktyvavo visus tuos taškus, meridianus ir... Jo, įvyko aktyvacija. Blokų kažkokie tai nuėmimai. Ir tada aš atsiradau tokioje erdvėje, ne, kur daug rūko tokių, ir aš buvau susisukusi kaip gemalas, kaip, žinai, embrionas, gal taip pasakyčiau, kaip moteris. Iš naujo. Kaip atgimčiau iš naujo, žinai, ir taip žiūriu į savo ranką, taip, žinai, žiūriu, numatau 5 pirštus, žinai. Ir aš matau tą sidabro dulkes, bet jos, pavyzdžiui, kai aš netgi pabraukiau tą sidabro dulkes, ne, žinai, kaip būna tie šešėliai, tokie, kaip būna ne vandeniniai, bet tokie kaip tu nenusivalysi, jos nebuvo tokios sausos, žinai, kai tu pabraukai ir sausas smėlis, bet tiesiog tu pabraukai ir šlapia, žinai. Oho, kaip įdomiai. Jo, ir taip žiūriu į rankas. Aš sidabrinė, kaip čia, žinai. Ir tada tas toksai suvokimas atėjo, kad čia iš žvaigždžių, nes žvaigždės tai jos irgi tokios šaltos, ne? Ir tos tokia kaip sidabrinė. Nu, gerai, tai čia. Jo. Labai gilus potyris buvo, labai gili projekcija. Labai. Bet jeigu tu nebūtum tos hipnozės atlikusi, ar ne, tau gal ir nebūtų tos projekcijos, bet jau kaip pasąmonėje davei tą norą tokį.
Mano noras buvo, žinai koks, aš noriu kažką gilaus, gražaus, ryškaus ir meaningful patirti. Noriu kažką tokio, kas būtų žemiška, nežemiška. Nu, va tokie mano norai buvo, supranti. Ir norėjau supranti, va tą susisiekimą, aš tą ryšį pajutau su tom žvaigždėm. tą tokį, žinai, stiprų ryšį. O kaip tu jutaisi po projekcijos? Aš Ar tu jauti kokį pasikeitimą? Aš jaučiausi taip, kaip būčiau kokiu centimetrų paaugus, kažkoks tai. Išsiplėtusi? Aha, toks kaip ir išsiplėtusi, ir paaugusi, o toks jausmas. Oho, geras. Nu, labai labai smagu girdėti. Nes man irgi tokių projekcijų norisi kažkaip kažką. Bet tokio irgi meaningful, kaip sakant. Gerai. Ja. Tai labai smagu, kad tu tą intenciją turėjai ir projekcija dar gilesnius lygius tave išnešė, jeigu aš teisingai sakau. Tai po to, kai tuos taškus aktyvavo, tu atsiradai kažkokioje erdvėje, tai tu pamatei save sidabrinę ir tada ėjai per rūką ir atsiradai labai sename pastate. Tu sakai, išgirdau mergaitės balsą, sekiau, iš kur jis sklinda ir įėjau į tualetą. Ten buvo mergaitė, gal 4-5 metų, ji atrodė išsigandusi ir verkė. Supratau, kad esu vėl toje senoje ligoninėje. Mergaitė nusivedė mane į savo palatą. Ten ant spintelės sėdėjo seni žaislai, sulūžusios be kojų, lėlės. Ji buvo tokia vieniša, be tėvų. Staiga pasirodė ligoninės prižiūrėtoja, susisukusi plaukus kodelius su akiniais. Paklausiau jos, kodėl ta mergaitė čia. Ji atsakė, dėl slėgio. Namie sunkumai, nesutarimai su tėvais. Aš pamaniau, gal prieš ją net smurtaujama yra? Paklausiau prižiūrėtojas, kaip ji mane mato. Ji atsakė, tu dažnai čia pasirodai, esi su tamsiais rudais plaukais ir juodomis kelnėmis. Aš truputį suglumau, juk nesu tamsiaplaukė, pagalvojau, gal ši erdvė mane pakeitė ir kiti manęs net pažįsta. Ji šyptelėjo ir tarė, gali manęs klausinėti kiek nori, man net smagu atsakyti, pakelia nuotaiką virš kasdienybės. Tada supratai, kad fokusas grįžta prie mergaitės. Tu priėjai prie jos, ji sunkiai kvėpavo, jutai jos spaudimą savo krūtinėje. Pasakėjai, čia panašu į širdies smūgį. Ir tuomet mergaitė pradėjo bendrauti su daktarais per savo ant kaklo kabojusį medalioną. Jie su ja kontaktavo, klausinėjo per medalioną, tarsi jis būtų ryšio priemonė. Ir tada vaizdas pradėjo trauktis ir projekcija dingo. Wow. Wow, dabar skaitau dar labiau. Įsigilinau. Na, tai kas ta mergaitė? Aš kai ėjau tą pastatą, aš supratau, kad aš esu arba pas mane kažkokia transformacija įvyko ir toks jausmas buvo, kad arba aš esu globėja, arba aš mokytoja, kažkas, kas padeda astralinėse projekcijose. Ir kai aš išgirdau tą verksmą, aš sekiau, kur tas verksmas ir ta mergaitė užstrigusi, tai aš suprantu, kad tai buvo mano dalis, atstumta kažkokia tai dalis, tas pažeidžiamumas, tas vaiko dalis, pažeidžiamo vaiko dalis. Ir aš jai sakau, aš tau padėsiu rasti kelią, išeinam iš čia. Ir mes atsiradom toj ligoniniai.
Ir ta ligoninė, man ta pati, kur aš, jeigu atsimeni vieną iš tų projekcijų, kur aš buvau su Atsimenu, aš jau kitais norėjau vaikus. sakyti, aš jau norėjau tą sakyti, tu ne pirmą kartą jau ligoninėje atsiduri. Ir būtent ta pati ligoninė, lygiai tas pats, tie patys grindys, jinai tokia, supranti, labai, kaip pasakyti, tokia kaip nuskurdi labai ta ligoninė, tokia sena, tokia, žinai, bet tai gali būti kažkokia tai sena mano atmintis, kuri kažkur užspausta. Ir kadangi įvyko su manim ta transformacija, aš taip kažkaip išjutau, kad aš galiu vėl pažvelgti į savo tą skausmą, nes kažkaip atrodo, kad tai siela pati užsiblokuoja, kažkaip blokuoja. Ir lieka tie fragmentai, kurie yra, žinai, kuriems reikia iš tikrųjų pagalbos. Ir labai tas momentas, kad aš pasirodžiau tai ligoninės prižiūrėtojai visai kitų pavidalų. Kai jinai mane apibūdino, žinai, kad aš ten rudaplaukę, žinai, kaip apsirengus ir kažkaip aš galvoju, ar mane pakeitė tą visą žvaigždinę transformaciją, ar aš tiesiog einu į tas erdves, aš tampu į jiems atpažįstama, kaip aš nežinau, kažkaip labai taip įdomi man. Bandau išjausti. Ar aš neatskleidžiu savo tos tikrosios esmės jiems. Nes ta prižiūrėtoja, jinai, aš žinai, ką pajutau astralinių projekcijų, kad jinai kažkaip mane kaip hipnotizuoja ir tuo pačiu aš prarandu fokusą į tą mergaitę. Labai įdomi. Aš grinai pajutau, kad jinai nutraukia mano fokusą ir aš jau nebespėsiu susitvarkyti. Ir kažkaip jie tau sako, tu čia gali šnekėti viską. Tokia kaip tu šnekėk, pasakok. Taip pat, ta prasme, tu pamiršk, žinai. Bet aš po to supratau, kad aš išvaistau savo laiką. Vietoj to, žinai, koks skirtumas, kaip tu mane matai, žinai. Čia toks kaip ir testas, man toks pakištas atrodo. Ar tu velsies dabar į tas smulkmenas, ar ne? Kažkaip jo, nes man po to, žinai, aš suvokiau, kad aš švaistau laiką. Toks jausmas. Nors ten kaip laiko nėra ir atrodo, tas pokalbis vyko vos ne amžinybė, žinai. Ir pala. Kažkas ne to, žinai, aš turiu eiti prie tos mergaitės. Ir tada mano visas pilnas dėmesys buvo, bet jinai davė informacijos apie tą mergaitę. Ir projekcijos metu aš labai jutau tą būtent slėgį ant širdies, tokį slėgį, kad buvo sunku kvėpuoti. Ir tas medalionas ir yra ta tokia kaip telefonai pas mus, ne, tokia telepatinis kažkoks tai kanalas, ne. Ir kaip aš supratau, kad tie daktarai ir buvau aš, nes kaip laiko ten nėra, ne. Tai kaip ir, žinai, aš turėjau sesiją, kur mes sutvarkėm visą tą. Taip. Tai atrodo, tas ir buvo momentas, kaip mes iš tos laiko paralelės, ne, nerealiai. sutvarkėm šitą būtent, tik tiek, kad mes šiandien vėl grįžtam ir išlukštenam dar labiau, žinai. Tai mes ir buvome tie daktarai, sakau, netgi šiurpuliai, kaip mes padėjom būtent tai mano daliai pakilti, išeiti, susitvarkyti su to skausmu, su to vienišumu, žinai, ir aš tiesiog turėjau tai savo dalį padėti susirinkti, kaip sakant, surinkti savo, nes kiekvienoj mes kažkaip lūžyje, ne, kažkaip paliekame savo kristalą. Tai man toks suvokimas atėjo, kad aš atėjau tiesiog susirinkti.
ir paleisti tą skausmą, tą vat slėgį, Mhm. kad išsiplėstų širdis. Aha, ir gal tu tą sidabrinę energiją gali perduoti ten Mhm. tą pačią mergaitę, tą pačią procedūrą atlikti? Iškelti ją į žvaigždes? Ar Mhm. ji norėtų? Nu, taip sutinka. Žinai, ta ligoninė, tas vat grįžimas į tą ligoninę, aš dabar Mhm. galvoju, ta prasme, aš norėčiau būtent tą vietą, nes man atrodo, ta ligoninė yra visi mano pažeisti aspektai. Ir aš noriu būtent visą va tą plotą ne kažkaip duoti tos būtent sidabrinės šviesos ir kad Taip. įvyktų tas paleidimas. Va, Gal tau ne veltui ir viskas taip susidėliojo ir ta projekcija ir tas, vat būtent su žvaigždėmis, kad tu va tą ligoninės vietą sutvarkytum. Taip. Tai paversk ją sidabrinę. Nu, nes jinai tokia sena, žinai, su jausmas, kad jai reikia to, žinai, paleidimo, to energetinio, žinai, išlaisvinimo. Tai tą žvaigždžių energiją nukreipk į ligoninę, o tą seną energiją viskas transformuok, paleisk. Ir visos dabar tavo sužeistos dalis, kurios ten patenka ar yra, tai jom dabar bus ten lengviau. Taip. Jos jau savaime gal netgi transformuosis. Nežinai, kažkaip ten ir kolektyviškai, kažkaip vaikų ir suaugusių vaikų, kažkaip viskas viename atrodo. Čia, žinok, labai didelis darbas atliekamas. Man tai įdomu net kaip tavo kasdieniam gyvenime dabar visi įvykiai taip susiklosto, kad, nu, vau. Labai labai įdomi. Tai tik patvirtina, kaip mes visada ateinam patys savęs apsaugoti, patys savo padėti. Taip. O tu pati dabar tą pajutai. Fani. Ką dar nori padaryti? Žinai, kaip pavyzdžiui, anksčiau aš galvodavau, nu kaip tu pats savo gali, kaip mes patys savo galim būti angelai, žinai. Ir man buvo labai labai sunku tą suvokti, nes aš buvau pratusi tikėti tais vat išoriniai, žinai, kad kažkas kažkam kažkaip, žinai. Bet kuo toliau aš praktikuoju, kuo daugiau, žinai, gilinuosi savo tą vidinį pasaulį, tuo labiau aš suprantu iš tikrųjų, kad taip, tai yra tiesa, kad mes ir esam tie patys savo angelai ir kad mes patys, pažindami save, būtent tą vidinį pasaulį, žinai, mes galim savo padėti vietoj to, kad kreipiant į išorę, žinai. Man iš papražių, žinok, tikrai buvo labai sunku tai suprasti, nes visą laiką galvojau, tos pagalbos tikėdavausi iš išorės, kad ir, pavyzdžiui, grįžtant į tą praktiką. Mus taip suformavo per viską, per visą informaciją, per visas pasakas, per visus filmus, per visus pavyzdžius, kad pagalba ateina iš išorės. Taip, ir kad, pavyzdžiui, ir anksčiau, ne, kad ir ten tas magijas atlikdavau, nu, ten to ritualiką, tarkim, ne, tai visą laiką kažkur būdavo energija kažkur kreipiama, ar kažkokie
deivę ar ten kažkur kažką, bet nu, viskas kažkaip transformuojasi, žinai, atrodo. Tai, kas buvo sena, tai, ką aš tikėjau, ta prasme, tuo momentu galbūt man ir reikėjo, bet dabar įvyksta visiška ta toksai žinojimas, kad iš tikrųjų mes patys. Kitas evoliucijos laiptelis. Taip. Prireikė laiko tai suvokti. Ir žinok, man tikrai užtruko. Nebuvo taip, kad man kažkas pasakė ir iš karto pradėjau, žinai, man jau tik per praktikas, tas pajautimas, išjautimas, nes sakai, reikėdavo tos iš išorės, nu, kas čia dabar man padės, nu, gerai, kviečiamas tą, na, žinai, o dabar ne. Man labai keista buvo, kaip užmegzti su savo pasąmonę tą ryšį, nu, kaip gauti tos atsakymus, žinai, nu, kaip čia esu jau labai senai girdėjus, nu, tai tu klaus, kai gausi atsakymą, nu, kaip aš gausiu, aš nieko negaunu. Bet ir paskui kaip po truputį ir tada, vau, atrodo, nu, taip ir yra. Taip, bet sunku kitam suvokti, tu turėti per tą patirtį, tu turi tą praktikuoti, treniruoti. Taip. Ir tikrai per praktiką su laiku. Gerai, ar dar tavo pasąmonė nori, ar tavo aukštesnysis aš parodyti kažką svarbaus iš visos šitos informacijos, apie kurią mes kalbėjome? Man kažkaip ypatingai rodo tą sidabrinę energiją, kad kažkaip yra tas totalus susijungimas ir kad aš labai dažnai galiu naudoti tai. Ta prasme, vien tik pagalvojant, ne, jau iš karto įvyksta ta aktyvacija ir jau pradeda tas veikimas eiti. Nereikia, žinai, kažkokių tai būtent kažkokių meditacijų, žinai, kad pasiekti kažkaip vien tas minčių gale pagalvojimas eina tas kaip šviesos greičiu, žinai. Nes tu tą jau visiškai išjauti, tu jau tuom tiki, tu nebejoji, jau nebėra tos abejonės, kad ar čia veiks ar nesuveiks. Ar ne? Gal tas, taip, kai mes patiriam, kaip sako, kai pamatysiu savo akim, tada ir tikėsiu. Ir kai tu tą patyrei, tau dabar ir užtenka vien minties. Taip. Nu, faini. Nu, labai džiaugiuosi tavo šitą projekciją, be galo graži, be galo stipri ir dar kitas lygis. Operacinis. Aha. Čia jau aukštas pilotažas. Faini.